Štai mes ir Prahoj. Man atrodo, Deivis jau įsimylėjo šį miestą. Ane? Deividui užtenka aukštos vietos, kur matytųsi visa panorama ir jisai jau sužavėtas. Radom geriausią vietą, kur atsisėsti galima ir pažiūrėti. Štai ten. Sakė, kad jau grįšim čia vakare sutemus, kad pamatyti šį vaizdą tamsoj. O štai ir vaizdas vakare. Bet pala. Per greitai. Pasižiūrėkime iš pradžių dienos turą. Labai daug tiltų. Štai kaip rūta vis grožis. Įeinam į rūmus su apsauga. Labai gražu, bet realybė šiek tiek tokia, kad labai daug žmonių. Turbūt reiktų ateiti anksti ryte. Bažnyčia atidaryta iki 4:40. Žinot, kiek dabar yra? Po 4:53. Man labai pasisekė. Arba galima nebūtinai ateiti anksti ryte, o tiesiog palaukti. Staiga visi puolė bėgti nuo lietaus. Mes toliau šlampam. Bet užtat aikštė liko beveik tuščia. Šarvų ekspozicija. O, štai toks man tiktų. Kankinimo kambarys. Štai kaip taupoma vieta. Laiptai surakinti, įsiskleidžia ir gali užlipti viršų. Štai kaip atrodo Pilies Auksinė gatvė. Žinoma, pilna žmonių. Be jų galima būtų daug gražiau nufilmuoti viską. Namo rūtos niekas neįleis. Gali vaikščiot, uostyt, gražėtis. Puikiai panorama į Prahą. Ir jų čia tikrai labai daug. O štai ir Eifelio bokštas. Ką jis čia daro? Viskas, tikrai paskutinį kartą rodom panoramą, nes jų čia be proto daug. Štai koksai Čekijos sostinės grožis. Sako Deivis, su kočėlu stovi. Paliekam šį grožį ir keliaujame į senamiestį. Top. Va ir zoologijos sodas atviras. Ojei, kaip arti. Spalvos kokios? Taip. Prie pat. Vaikštinėja savo parkelyje laisvai.
Šią sieną mes dar pamatėme, būdami viršuje, žiūrėdami į miesto panoramą. Nusprendėme ją surasti. Pagaliau priėjom labai įdomi siena. Randasi Senato kiemelyje. Radom meduolinę. Čia kepa meduolius. Manau, kad pats laikas nupirkti lauktų mūsų mėgstamiems draugams. Garsusis Prahos tiltas. Koks gražus kiemelis. Deivi, ką tu čia darai? Iš tikrųjų, tai čia yra Čekijos Respublikos kontūras ir jisai simbolizuoja du politikus besirūpinančius Čekijos Respubliką. Einam gatvę, žiūrim kažkokią siaurą gatvelę. Ir dar dega šviesoforas, einam greičiau, kol žalia. Kas ten lauks? Beveik kaip tarp tų akmenų. Oi, atgal reikės kamšties stovėti. Spėjom eit. Čia kokia nors siauriausia gatvė, Gal. kažkas to. Ir buvo Atėjom. esmė gatvėje. Atėjom, pasirodo, čia veda į kavinę. Rodo, Prahoje yra ir kanalas. O čia garsusis garsiojo tilto pradžia. Visą dieną, kiek matom šį tiltą, iš įvairių kampų, iš įvairių vietų, nuolat matėm, jog čia yra be galo daug žmonių. Jis visą laiką, visą dieną užimtas. Ir jau 60 metų šis tiltas yra skirtas tik pėstiesiems. Visi laivai išplaukia iš kanalo. Na štai ir priėjom kitą tilto pusę. Visa iš štai ten. Oi, net nesimato galo. Labai graži aikštė, bet žmonių. Galbūt, kad sekmadienis, bet be proto daug. Štai ir centrinė Prahos aikštė. Bokštai kaip pilies. Labai gražu. Vakare gavom ne tik miesto panoramą, bet ir naktinį klubą prie pat. Šoki? Atrodo, kad šoki. O šiandien diena skirta zoologijos sodui. Važiuojam į zoologijos sodą. Vau, geras spotas. Matot, kaip išnaudojama Prahos upė. Dabar pabandys kitas, pažiūrėsim, kaip jam seksis.
srovės. Ir gali savo grįžti atgal. Stos eilės galą bandys dar kartą. Štai kaip išnaudojama upė. Labai norėjau ir aš išbandyti, tačiau pirmą kartą reikia išklausyti instruktoriaus pamoką, kuri kainuoja apie 50 eurų. Ir tada jau galima būtų eiti. Seansas kainuoja irgi apie 35 eurus. Kažkur pakeliu į zoologijos sodą. Gražus Prahoje ir parkai. Atvažiavome į zoologijos sodą, paliekame dviratukus ir einam pirkti bilietų. Šiaip nelabai stipriai propaguojame zoologijos sodus, puikiai suprantame, kad tai nėra gerai, bet visoje kelionėje išsirinkome tik vieną zoologijos sodą, nes jų tikrai buvo ir Vienoj, ir kitose dideliuose miestuose. Iš esmės, kiekviename mieste yra beveik zoologijos soda, bet išsirinkome tik vieną šį, kad nevažinėti po juos labai daug, o šis rašo, kad yra labai didelis. Žiūrėsime, kaip seksis. Kainos į zoologijos sodą štai tokios. Juokingiausia, kad galima pasiimti su savimi augintinį, tačiau už jį turėsite taip pat susimokėti. Nuskanuosim. Vienas jūrų liūtas paskendo. Labai liūdna. Gigantas. Guli savo, išsidrėbė. Šis epizodas yra skirtas Eduardui. Linkėjimai. Atrodo mano dydžio letena, bet čia jo koja. Rūta žaidžia su pingvinu. Mano vaikas irgi atsistojo į eilę. Bėgs pamatuoti, kaip greitai jis gali nubėgti. Šitas gali nuo voverytės pabėgti. Nueik patikrink, ar siena atlaikys mane. O mergaitė gali nuo bažant. Neįsivaizduoju, kas tai yra. Nu, ir mano vaikas pasiruošęs. O, namūra. Reiks išvežti, kas tai yra. Labai netikėta, jog zebras gali taip greit bėgti. Deividas gali kaip panda bėgti. 21. Voveruška. Voveraitė. O, pagerinai. Antras Rūtos bandymas. Susikaupusi. Po paskutinio bėgimo. Man atrodo, kelis suklyšo. Pakomentuokite, kas atsitiko. Per didelis greitis. Vau, netikėta. Prahos zoologijos sodas su keltuvais. Ej, tutaj widać ścieżka. Didelis toks. Aš nestebėjau, kad visi tokie dantys.
Nu, čia toks nemažas. Gerai, tokių dantų nesitikėjau pas krokodilą. Ai, susau, kaip baisiai atrodo. Jis kaip nori atrodo, net šiurpuliukai bėga iš tikrųjų. Deja, bet meška šiandien nusprendė, kad tiesiog miegos. Daug kartų buvom atėję, daug kartų nieko nematėm. O dabar, kai ateinam antrą kartą, jos vis dar guli. O, šioks toks judesys. Persivers ant kitą šoną. Atsibodo gulėtų. Užsidengė snukį. Dangus sau spokso. Prie kengūrų galima ir prieiti. Ir praleidome visą dieną zoologijos sode. Visą ilgą ir labai karštą dieną. Na, mes esame buvę daug zoologijos sodų, nors labai stipriai jų nerekomenduojame. Bet šis mūsų labai stipriai nesužavėjo. Kol kas geriausias ir didžiausias zoologijos sodas, kuriame buvome, yra Belgijoje. Apačioj parašysime, kaip jisai vadinasi. Ir manyčiau, kad galbūt ir reiktų į zoologijos sodą nuvažiuoti vieną gerą, negu į daug ir prastų, nes kaip ir skatiname tada jų veiklą, lankydami daug zoologijos sodų. Tuomet dar daugiau gyvūnų turi juose būti ir būti laikomi nelaisvėje. Na, o šį gražų vakarą eisime leisti į miestą. Taip. Vis dar filmavau. Vakaras, gražus tiltas, kuris apšviestas tik iš vidaus. Labai gražiai atrodo. Ir Rūta laiminga. Ant tilto ir didžiaus pasirodymas. Su šia muzika jūs ir paliekame. Susimatysime kitoje dalyje. Ačiū, kad žiūrėjote. Padėk, prašau. Labai prašau. Labai. Davidai. Давай быстрее! Nes tai skaito, kad nučiuši.